Skausmas tavo kelyje gali kilti iš čia ir šiame vaizdo įraše aš tau padėsiu sužinoti, ar tai tavo atvejis ir parodysiu keletą pratimų, kurie gali net visam laikui išspręsti šią problemą. Nuostabu. Išoriniai blauzdos, vadinamosios blauzdos ikros, raumenys apgaubia kelį iš užpakalio. Ir įspūdinga, kiek daug kineziterapeutų atrodo pamiršta šį raumenį, kai gydo kokią nors kelio problemą. Įsivaizduokite, jei vienas iš šių raumenų traukia stipriau nei kitas, arba jei abu yra įsitempę, tai atsispindės tavo kelyje, trukdys tavo keliui ir sukels skausmą bei dėvėjimąsi, tarsi būtų neteisingai sureguliuota padanga. Tai tiesa. Šis pratimas išjungs pagrindinius įtampos taškus raumenyje, dvilypiuose blauzdos raumenyse, išoriniuose blauzdos raumenyse. Siūlau šį pratimą pirmiausia atlikti tik su skaudančia koja, nes taip galėsite palyginti vieną koją su kita ir pamatyti, kas iš tikrųjų pasikeitė. Pirmas žingsnis. Noriu, kad padėtum koją, slystum šalia kėdės, štai taip, štai, leiskite pažiūrėti, ar jums geriau matyti. Štai, viskas. Šitaip jūs lengvai pasieksite raumenį, nereikės sukiotis ar žaloti stuburo. Antras žingsnis. Naudosite nykščio pagalvėlę arba kito piršto pagalvėlę, kad surastumėte pagrindinį didžiausią įtampos tašką. Jūs suprasite, kad radote tą tašką, nes jis yra skausmingas, kietas, standus, atrodo lyg būtų mazgas arba sukelia sumušimo jausmą. Jeigu pavyks, tik jeigu pavyks, ieškokite taško štai čia, šioje raumens perėjimo vietoje. Matote? Štai, kai aš įdedu jėgos, kai spaudžiu pėdą į žemę, matote, kad raumuo iškyla čia, o apačioje yra sausgyslės dalis. Taigi, tarp tos vietos, kuri labiau pastorėja, štai, įdėsiu jėgos, štai, tarp tos vietos, kuri labiau pastorėja, matote čia, taip, štai, tarp storesnės vietos ir tos, kuri yra tiesesnė, būtent šioje srityje jūs ieškosite taškų. Daktare Aleksandrai Motai, aš negaliu rasti šios srities pas save. Nieko tokio. Ieškokite skaudžiausio taško su nykščio pagalvėle. Radote pirmąjį, patį skausmingiausią, kietą, taip, jautrų, skaudantį. Jūs sumažinsite spaudimą ir tiesiog laikysite čia, išlaikydami tą patį spaudimą nuo pradžios iki pabaigos 1,5 minutės. Jūs pajusite, kaip raumuo atsipalaiduoja, skausmas mažėja, atsipalaiduoja. Nespauskite daugiau, gerai? Praėjo 1,5 minutės, tiesiog pereikite prie antro taško. Tai padarysite 3 blogiausiuose taškuose. Atsargiai, jei nuėmus pirštą, oda lieka įdubusi, tarsi būtų duobutė. Ilgiau nei 30 sekundžių tai ženklas, kad turite skysčių susilaikymą arba kelio patinimą. Netrukus apie tai papasakosiu daugiau. Baigėte su 3 taškais, atsistokite, pajudinkite kojas, šiek tiek pasivaikščiokite, palyginkite vieną koją su kita. Pajusite, kad pratimą dariusi koja yra daug lengvesnė, kelias juda laisviau ir jaučiasi tvirčiau. Ši įtampa, kuri pasiekia blauzdą, dažniausiai yra ta pati įtampa kylanti iš visų užpakalinės kojos raumenų, nes tai yra miofascialinė grandinė, tai tarsi, suklydau, tai tarsi raumenų grandinė. Gerai? Taigi, šis pratimas dabar pagerins visus šiuos užpakalinės kojos raumenis vienu metu. Jūs darysite jį gulėdami. Svarbu nusiauti sportbačius, aš turėjau tai padaryti anksčiau. Nesakysiu juokelio, kad gerai, jog internetas neturi kvapo, galite būti ramūs. Jūs atsigulsite kojomis į sieną, pilvu į viršų. Galite čia pasidėti pagalvę, kad būtų patogiau. Koją, kurią tempsite, judinsite ir atpalaiduosite, ištieskite ir priglauskite kulną prie sienos. Laikykite kelį kuo tiesesnį, kiek tik galite, kad būtų patogu, o koją kuo labiau atpalaiduokite. Kai jau būsite šioje padėtyje, atliksite tokį judesį pėdą. Atkreip dėmesį, Lau. Matai? Taip, matau. Patrauk pėdą link savęs ir grąžink atgal. Patrauk pėdą link savęs tiek, kiek jauti malonų tempimą. Be jėgos, be skausmo ir grąžink atgal. Kartosi šį judesį, išlaikydamas ritmą, arba atliksi 60 kartų 60 pakartojimų. O jei neturi kantrybės skaičiuoti, nustatyk minutę ir daryk tiek pakartojimų, kiek spėsi. Baigęs 60 pakartojimų arba minutę, grįžk, vėl atsisėsk, pajudėk, paeik, palygink vieną koją su kita ir pasakyk, kas iki šiol pasikeitė.
Apšvietimo komanda, prašome atvykti į filmavimo aikštelę. Apšvietimo komanda, prašome atvykti į filmavimo aikštelę. Iš toli. Pagrindinis sunkumas malšinant šią įtampą yra tas, kad blauzdoje yra 3 raumenys. Ir tiesiog siaubinga matyti tiek daug kineziterapeutų, tiek daug specialistų, kurie bando daryti šį tempimą neteisingai, kuris sukelia daugiau skausmo nei tikro tempimo. Nepavyksta, ar ne? Rūpinti savo keliu turi būti lengva, turi būti paprasta. Protingiausias būdas, kurį aš žinau, kaip tai padaryti, yra pašalinti tai, kas trukdo mūsų keliui. Tai atneš skausmo palengvėjimą, tai padarys tavo kelią laisvesnį, lengvesnį. Tai paspartins gydymą, kurį jau darai. Kad tau padėčiau šiame procese, turiu 2 savaičių pratimų programą, kurią gali atlikti namuose. Kiekvieną dieną yra 3 skirtingi pratimai, kad subalansuotum kelį, sulygiuotum visą koją ir pradėtum stiprinti raumenis. Ir kaip visada, nuoroda į programą Teodorno Ožuelho yra aprašyme. Tiek tiems, kurie nori sužinoti daugiau informacijos, sužinoti, kaip jį veikia, užduoti klausimų, tiek tiems, kurie nori pradėti programą ar pradėti 7 dienų išbandymą. Bet einam toliau. Šis tempimas, kurį darysime, yra tempimas, kuris apima raumenų dalis. Laikykis teisingos tvarkos. Pradėk tempimą iš vidaus į išorę. Pirmas žingsnis – pasidaryk volelį, žiūrėk volelį iš grindų šluostės, gerai? Kadangi dėsime ant grindų, turi būti grindų šluostė, ar ne? Prašau. Padėk pėdos priekį ant šio volelio. Kulnas tebūnie ant grindų. Ir čia tiesiog stunk kelį į priekį. Gali atsiremti į sieną, gerai? Ar matai? Taip. Gerai? Puiku. Stumk kelį į priekį, laikydamas kulną ant grindų, kol pajusi stiprų tempimą blauzdoje. Išlaikyk šį tempimą kelias sekundės. 10-30 sekundžių. Jei gali, pradėk judinti pirštus. Štai. Pakelk pirštus, nuleisk pirštus, pakelk pirštus, nuleisk pirštus. Daryk tai, kol praeis minutė. Kas negali pajudinti pirštų, nieko tokio. Tiesiog laikyk šią poziciją, išlaikydamas tempimą minutę. Po to mes tempsime išorinius raumenis. Nuo čia tai reikia žengti žingsnį į priekį ir ištiesinti kelį. Pajusi, kaip tempimas stiprėja, jis išsitempia, pasiekia net iki kelio. Vėlgi, 30 sekundžių ramiai laikyti ir 30-30 sekundžių judinti pirštus. Kas negali, minutę ramiai laikyti, išlaikant tą malonų tempimą. Ir ar tavo kelis tapo lengvesnis, atslūgo skausmas, ar atsirado tvirtumo jausmas. Po pratimų atlik šią seką 1 ar 2 kartus per dieną. Pamatysi, kad su kiekviena diena šis raumuo vis labiau atsipalaiduoja ir susidaro mažiau įtampos taškų. Ir prisimink, ką sakiau apie skysčių susilaikymą patinus į kelį. Šiame vaizdo įraše parodau pratimus, kaip sumažinti kelio ir kojos patinimą. Jei šiandien galėjau tau padėti, nepamiršk pasidalinti šio vaizdo įrašu su žmogumi, kuris jaučia kelio skausmą ar turi problemų su keliu. Tik tiek tavęs prašau, tegul šis vaizdo įrašas pasiekia tuos, kuriems jo reikia. Aš atsisveikinu, stipriai apkabinu ir iki kito karto.